Sveiki, su jumis sveikinasi neįtikėtini faktai. Priklausomybė nuo populiariausio socialinio tinklo Facebook šiais laikais yra vienas labiausiai paplitusių reiškinių paauglių tarpe ir ne tik. Tačiau vienas tėvas iš Bostono surado būdą, kaip įtikinti savo dukrą kurį laiką nesinaudoti Facebooku. Kaip jis tai padarė? Ogi sumokėjo jai $200. Facebook. 14-metė paauglė pažadėjo savo tėvui Paului Bėriui, jog ji visą mėnesį nesinaudos Facebooku ir už tai gaus $50 bei dar $150, jeigu laikysi susitarimo dar 2 mėnesius. Paaugliai labai reikėjo pinigų, tačiau tėvas, kuriam ši dukters idėja patiko, $200 pasiūlė už 5 mėnesius nesinaudojimo Facebooku. Dukra sutiko. Šį susitarimą jie oficialiai įformino. Pagal šią sutartį tėvas perima pilną dukros Facebook paskyros kontrolę. Tai yra, jis gali pakeisti jos profilio slaptažodį ar netgi ištrinti paskyrą, jeigu šis slapta bandys įsliūkinti į savo Facebook paskyrą. Nors kai kurie Paulo Bėrio blogo komentatoriai išvadino idiotu, tačiau taip elgtis nori vis daugiau tėvų. Nesenai atlikta apklausa rodo, jog 1 iš 4 Facebook vartotojų šiemet planuoja sumažinti populiariame socialinėme tinkle praleidžiamą laiką. Ačiū žiūrėjusiems! Visas neįtikėtini faktai laidas galite rasti internetinėje televizijoje Betabu TV. Taip pat kviečiame mus sekti Facebook paskyroje.